Tragiškas mūsų šalies 19-mečių rinktinės pasirodymas turnyre Marijampolėje Lietuvos futbolo ekspertų nenustebino. Prasta padėtis jaunųjų futbolininkų komandose egzistuoja ne vienerius metus. Apie rinktinės žaidimą ir problemas pasakoja futbolo treneris Vytautas Jančiauskas. Visų pirma, rezultatas kalba pats už save, dėl to, kad 3 varžybos, 3 pralaimėjimai ir turnyras vyko Marijampolėje, reiškia pas mus tėvynėje. Manau, kad žaidžiant tokio rango varžybas reikėtų statyti užduotį savo komandom, kad jos bent jau patektų į sekantį varžybų etapą. Matyt, šaknys yra kur kas gilesnis ir aš manau, kad tai reikėtų žiūrėti žymiai iš anksčiau ir analizuoti visą kompleksą pasirengimo laiko. Tada būtų galima įsiaiškinti kažkokias tai detalės ir galima būtų giliau panalizuoti, kodėl taip atsitiko. Nes aš manau, nei manęs kaip trenerio specialisto reiškia ir manau net ir visų tų trenerio specialistų, kurie ruošė tą komandą tom varžybom, turbūt nepatenkina rezultatas. Jeigu žiūrėtume mes esmę, manau, kad reikėtų galbūt lyginti vieną komandą su kita. Aš turiu menį, reiškia, tas šalis, kuriuom mūsų komanda pralaimėjo. U19 yra tam tikras amžius, kuris kalba apie to žaidėjo parengtumą ir turimą surinktą mokymo bazę per tą laikotarpį, kiek jisai užsiėmė futbolu. Ir tai savotiškas, sakyčiau, kiekvieno žaidėjo atskirai ir komandos apskritai rezultatų suvedimas. Tai matyt būtų ne tas atvejis, kada būtų galima kalbėti apie tą vieną asmenybę, kuri buvo trenerio asmenį šiuo atveju. Aš manau, kad dar kartą pasikartosiu, kad tai yra grandinė žmonių, kurie tą komandą rengė. Ir tai matyt reikėtų kalbėti apie visą Lietuvos trenerių kolektyvą, vaikų trenerių kolektyvą, kurie davė savo auklėtinius į tą rinktinę, kurie galbūt rekomendavo treneriui Kančelskiui ir charakterizavo kiekvieną žaidėją atskirai, apie jo geras savybės, blogas savybės, ką reikėtų paderinti, ką reikėtų pataisyti tam žaidėjui rengiantis tokio rango rungtynėms. Ir mano galva, galbūt kai kurie ir organizaciniai klausimai nebuvo tinkamai išspręsti, nes mes galim pripasakoti ir paišyti arba ten preanalizuoti masę tokių programų, kurios galbūt būtų ant tiek optimistiškos, kad mes galbūt už 4 metų turėtume tapti pasaulio čempionais. Bet gyvenimas yra visai kas kita.